Sveiki visi, jūs esate mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina ir sveiki atvykę į antrąjį mano vlogmas. Kaip matot, vieta man turbūt tokia nelabai įprasta, šiandien jau yra trečiadienis, pietų laikas, išvariau visas, žodžiu, iš kabineto pietauti. Pati turiu atsinešusi pietus, žodžiu, ir likau pamegzti. Nes žiūriu, kad mezgant šį mezginį kiekviena minutė yra ko gero aukso vertės. Nes eilės yra ilgos. Kaip ir sakiau jau pirmajam video, virš 300 akių kiekviena eilė, tai jau yra ką paveikti. Ir žiūriu, kad pagrindinis mano mezgimas vyksta savaitgaliais, bet jeigu mes norim pabaigti tą megztinį, tiksliau aš noriu pabaigti jį šių vlogmas metu ir jį parodyti jums, tai man reikia truputėlį daugiau laiko jam skirti, negu kad aš skiriu kiekvieną darbo dieną, kiek čia to laiko man lieka, žodžiu, pamegzti. Tai va. Tai žodžiu, šiandien mano planas yra toksai, nes žiūriu, kad mezgant tiesiog namuose po darbo, žinokit, daugiau turbūt 10 eilučių nenusimezga. Prie geriausių norų, paskui jau žiūriu, ateina tas laikas, kai jau lygtais norisi eiti miegoti, jeigu norisi ryte normaliai atsikelti, o dabar rytai tamsus pačius matot, tai šaukiesi visus šventus. Kai reikia keltis ryte, kai skamba žadintuvas, jau atrodo, tik akis sumerkiai, o jau reikia vėl keltis. Tai va, žodžiu, aš bandau su jumis kalbėdama prisimegzti bent jau iki vieno šono, kad galėčiau parodyti, ką jau čia šiai dienai aš turiu numezgusi. Vat man liko tai kelios akys. Persikeliu markerį. Šiai dienai, ką aš jau turiu. Sakau, atrodo mezgu ir begalybės mezginys gaunasi. Atrodo rezultato nematyti. Tai va, šiandien mes turim trečiadienį. Neturiu aš jokio centimetro, nebent liniuotę. Kokio ilgio jau turiu, bet kaip sakau, tas, žiūri dabar, viskas yra sutraukta. Mėginuką pačius matėt, kad, išskalbus viskas, žodžiu, išsilygins. Viskas bus gerai. Taip, tarp kitko, ant manęs irgi yra mano megztas megztinis, megztas pagal Lananit. Mezgiau aš jį, man rodos, gal gegužės mėnesį, bet per vasarą negalėjau nešioti, nes buvo žiauriai karšta. O dabar ofise su medvilniniu megztiniu, liuksas, praktiškai tai, ką gydytojas išrašė. Tai va, turiu pasidarius arbatos, eglutės lemputės mano jau baigia, žodžiu, išsikvėpti. Tai ką, geros tada jums likusios dienos, o aš dar turiu gerą pusvalandį pamezgimai. Tai žodžiu, pietus su dviguba nauda.
Tai ką, sveiki dar kartą ir šiandieną susirinkom dėl šitos žalios knygelės. Pažadu ilgai negaišinsiu, bet buvo norinčių daugiau sužinoti apie ją, tai aš trumpai ir papasakosiu. Vis tik tai, kaip bebūtų, stovim, sakykime, ant metų slenksčio ir ko gero dauguma jau pagalvojat apie 25 metus, nežinau, tikrai dauguma iš mūsų turim darbus, turim kur ką pasižymėti. Didelė dalis tikrai esu tikra, kad viskas žymisi telefonuose, išmaniuose visuose renginiuose, bet aš esu old schoolas, kas liečia kanceliariją. Esu toks old schoolas, kad toko dar paieškoti reikia. Ir man rodos, aš jau esu minėjus, kad esu šiek tiek kanceliarijos maniakė. Tai, žodžiu, tai rugsėjo 1, pasiruošimas rugsėjo 1 būna visų pirma turbūt šventė man, nes aš galiu pasivaikščioti po visas įmanomas kanceliarijos prekių parduotuvės, jas pačiupinėti, pažiūrėti, papilnoti ir netgi išsirinkti šį bei tą savo. Tai pradedam nuo Adomo ir Ievos, kodėl šita knygelė, iš kur aš čia sugalvojau, iš kur pamačiau ir taip toliau ir panašiai. Tai viskas prasidėjo ko gero beveik prieš metus, kai pamačiau Darija Nekrasovas, irgi buvo, man rodos, vlogmas, kur jinai irgi pasakojo apie savo plenerį, į kurį jinai rašosi viską, kas yra susijęs su mezgimu. Savo siūlus, procesus, pirkinius, sumegztus siūlus ir taip toliau ir panašiai. Kas stebit Darija Nekrasovas, tikrai žinosit apie ką aš. Tai galbūt esat šiek tiek jau pamiršę, nes, kaip minėjau, jau praėjo beveik metai. Tai ir aš pas ją pamačiau tokio tipo jos užrašų knygelę. Ir man tai patiko. Ir jinai buvo tenai Norvegijoje savo nuorodas, visas palikus viską, žodžiu. Tuo kartu aš greitai apsišniukštinėjau ir, žodžiu, irgi susiradau jau, kas man patiktų, irgi tokio tipo, žodžiu, viskas. Ir susiradau išsiuntimas, kur yra, man rodos, iš Švedijos. Ar iš kur? Bet kai visą laiką tas vidinis toksai, ta vidinė, nežinau, skupaila įsijungė ir dėka ko aš, aišku, nenusipirkau. Aišku, tenai tų visokių aksesuarų yra N+K. Lapelių, lipdukų, rašiklių, šitų viršelių, variantų yra aibė. Tai pradedam tada nuo pradžių. Čia yra štai toksai viršelis. Jį atvertus, ką mes matom. Tai yra 6 žiedų, kaip išsireikšti, įmauti apvalkalas, laikiklis, lapų laikiklis. Apie kurią svetainę aš kalbu, iš tikrųjų žiauriai malonu yra gauti ranka rašytą atviruką lapelį, tai yra personal planner. Šiaip aš juos labai dažnai matau, kai būna tarp Instagramų storių įsiterpia reklamos. Tai ko gero aš kalbu apie tai, galvoju apie tai ir Instagramas turbūt kažkokiu būdu skaito mano mintis. Kad man visus metus po akį maišydavosi šitie visi planeriai ir jų video. Tai žodžiu, ir kur buvęs, kur nebuvęs, atėjo šitasgi, man rodos, juodasis penktadienis, ar lapkričio 11, kai būna tie išpardavimai. Aš jau žinokit neatsimenu, žinau, kad tai vyko lapkričio mėnesį ir kad jie savo produkcijai, man rodos, dar taikė nuolaidą, kažkokią ten labai simbolinę, kad aš dėka to man atsiėjo siuntimas. Tai aš jau kur buvus, kur nebuvus, ėmiau ir pasilepinau save. Visus metus buvau gera. Pas bernus svetimus nejau, gert negėriau, žodžiu, sėdėjau namie, mezgiau, buvau gera. Ir ką aš iš jų užsisakiau? Aš iš jų užsisakiau tiesiog šitą tuščią, dabar tai jūs matot jau mano užpildytą, tuščią tiesiog šitą dėklą su 6 žiedais. Ir pabandymui užsisakiau vieną komplektą lapelių. Lapelius užsisakiau, štai yra jų vienas komplektas. Kodėl ne visus komplektus iš jų užsisakiau? Nes ten kaina didelė, popieriaus kokybė taip labai gera, bet dar pakalbėsim apie tai.
popieriaus kokybė yra nereali, bet kiekis ir kaina, man tiesiog turbūt yra per brangu. Bet aš esu žmogus gudrasis ir aš susiradau labai sėkmingai, kas Lietuvoje prekiauja va tokiais papildymais užrašinių. Va konkrečiai, kas tinka 6 žiedam. Tai savo, sakykime, vidurius, ne visus, bet kelis komplektus šitų lapų aš užsisakiau, atvirutę man irgi įdėjau. Kaip malonu, tokios smulkmenos, bet tokios malonės. Užsisakiau iš Cloudline. Tarp kitko, jie irgi gamina šitus dėklus užrašinėm, kur galima keistis, dėliotis, kaip jums patinka. Bet aš vis dėlto, mano širdį buvo įstrigęs šitas ir man šitie auksiniai žiedai, viskas man čia yra, kaip gydytojas, kad būtų išrašęs mano vaistai, mano dūšios nusiraminimas. Tai aš iš šito Cloudline užsisakiau kelis rinkinius šitų lapelių papildymų šitai knygai. Kadangi šitas yra skirtas konkrečiai mezgimui, man nereikia nei datų, nereikia nei ten valandų, nei dar kažko, man nereikia to planuoklio, man reikia tiesiog funkcionalios užrašinės, ką aš sėkmingai, manau, ir susidėliojau. Tai aš užsisakiau kelis setus šitų lapelių. Vieni iš jų eina linijom, kaip mato dar tuščia, bet užsipildysiu, pažadu. Linijom labai gerai yra, tarkim, rašytis pagal, tarkim, mėnesius, pagal dar kažką, pavyzdžiui, ką aš planuoju numegzti tą mėnesį, kokius siūlus pirkau, ką norėčiau nusipirkti, tiesiog tiem tokiem planam. Po to kitas setas yra lapeliai, aš skirtukais atsiskyriau, ne šiaip kažkokias progas, dar kažką skyrius, bet tiesiog skiria mano, mato čia linijom. Daugiausiai užsisakiau, tai po 2 komplektus, šitų taškeliais. Nežinau kodėl, bet man labai patiko. Čia yra lapas taškeliais, tada sekantis yra konkrečiai langelė. Čia jeigu reikia persibraižyti schemą. Tai čia yra irgi labai gerai ir patogu, tuo labiau, kad aš, man reikiamą lapą galiu labai lengvai atsekti, bet kurioje vietoje, kurioje man reikia, išsiimti ir persikelti jį ten, kur aš noriu. Tai yra nerealiai patogu ir dar vienas yra visiškai tušti lygus lapai. Maža kas, gal išmoksiu gražiai piešti ir galėsiu nusipiešti, tai ką noriu nusimegzti. Buvo užsisakyti tokie keli setai šitų lapelių. Dabar, kas liečia kainas, tai šitam personal planner Švedijoje, kaip minėjau, šitie lapeliai, man rodos 15 jų vienetų, šitie taškeliais. 15 vienetų kainuoja be 1 cento lyg tai 8 eurus. O pas mus Cloudline, ką reiškia truputėlį pasikuist paieškoti, ateina setas iš 30 lapų kokybė, taip pat, žinokit, yra labai gera. Tai nėra tas, kad, dangus šviečia. Šičia kainuoja, man rodos, bijau smeluoti, 4,50 €. Tai sakykime, per kelis rinkinius jau aš sutaupiau. Ir kiekį gavau didesnį ir sutaupiau. Tai čia jau 2 malonumas. Ir dabar šitie visi gražieji skirtukai. Šituos skirtukus aš užsisakiau, jūs nepatikėsit, iš AliExpreso. Ir šitie pirmas viršelis, kaip aš juos susidėliojau. Antras yra štai toksai, toks vasarinis labai jausiai gavus, tas žodžiu, ta užrašinė. Antras, tada yra štai trečias, ketvirtas su ananasais ir paskutinis 5, irgi kokybė yra fantastiškai gera, nenuvilinti absoliučiai, atėjo irgi nesusilamdė. Ir 5 štai yra toksai. Nežinau, dabar konkrečiai aš atskyriau šituos skirtingus lapelius, bet laikui bėgant aš manau tikrai atrasiu savitą užrašų
vedimo būdą, jeigu taip galima išsireikšti. Tai taip susikomplektavau štai tokią užrašinę. Nu, aišku, po šito lapo pas mane seka mano, nežinau, čia jau visiškai vaikiškumas, bet pasidariau tokį lapą. Nežinau, kažkas čia, netgi pakuotė, man atrodo, kažkokia tų lapelių buvo, su šitu, tiesiog čia yra tuščias toksai lapas ir nusižiūrėjau nuo Dominikos, mergina su mezginiu, YouTube mes ją žinom, kad jinai iš Temu užsisakė lipdukų mezgiminė va šita tema. Tai ar aš ne beždžionė, ar aš irgi neužsisakysiu. Mangi irgi visko reikia. Truputėlį patraškinsiu. Tai čia, žinokit, vesti užrašam, tai čia yra visokiausių, žinokit, su užrašais. Na, aišku, užrašai anglų kalba, bet, žinokit, visokių ir pintinėlių, ir su tais užrašais juokingais, ir nykštukai, ir katinai mezgantys, ir avelės, žodžiu, siūlų kamuoliukai. Žodžiu, man labai jie patiko. Tai Dominika, ačiū tau dar kartą, kad daliniesi ir nenuslepi tokių gerų dalykų. Žodžiu, sakau, N+K tų lipdukų, tai aš manau, čia šita mano užrašinė bus šedevras, kai aš pradėsiu jau ją vesti. Nes jau gruodžio mėnesis jau yra, jau reiktų susirašyti, ką aš čia planuoju. Gi nenusipirkau šiaip savo laikyti, aš labai noriu ją naudoti. Ir dar, kodėl būtent nusipirkau su žiedais, nes man labai svarbus tas patogumo elementas, kad tu atsiverti ir tau stovi. Nėra ta tokie surišti, susekti lapai, kur atsiverti ir jie, sakykime, tokia vėduoklė ir lieka stovėti. Tai čia, kur atsiverti, ten pas tave jie ir yra. Ir, kai užsisakinėjau šitos viršelius, dar iš jau AliExpreso, žodžiu, ekonominam kaip galim. Užsisakiau štai tokius lipdukus. Čia jau yra augalinė tematika. Jie yra skaidrūs. Permatomi. Kaip galite matyti, čia vienas jau yra priklijuotas. Ir man rodos, kad čia ant vieno lapo aš irgi jau kažką prisiklijavau. Tai kaip tai atrodo priklijuoti ant lapo. Tai čia irgi tų tokių augalinių, visokių, ir eukalipto šakelės. Ir, ir tokie ažūriniai, tokie smulkučiai, paparčiai visokie. Kas tik norit, žodžiu, visokiausių. Tai žodžiu, esu ateinantiem mezgiminė metam apsirūpinusi, kaip nežinau kas. Tai nežinau, toks trumpas ar netrumpas čia pasakojimas išėjo. Dar tiesa apie rašiklį. Tai čia jau pasinaudojau Dašos rekomendaciją, kad įsigyti rašiklį, kuris išsitrina save su tuo vadinamuoju trintuku, kad jeigu kažką rašai suklydai, su kitu galu gali išsitrinti jį. Mano tušinukas su hieroglifais, bet tikrai ne iš Kinijos šį kartą, iš šito Charlotte kanceliarinių prekių tinklo parduotuvės. Tai aišku, mano meilė žaliai spalvai, kaip galite matyti, nepraeina. Sunkiai įsideda per šitą gumuotą dalis. Tai tiek trumpai apie šitą mano knygutę, ką aš čia esu susidėjus. Šiaip, manau, metam bėgant tikrai pasidalinsiu, kaip man sekasi su ją dirbti. Ar jinai man pasiteisino, ar nepasiteisino, nes, sakau, noras yra viena, o kaip realybėj, ar man pasiteisins ar ne, bus matyti. Tokie reikalai, toksai trumpas, sakiau trumpas, o plepu jau nežinau kiek laiko, žodžiu, toksai trumpas pasidalymas, gal kažkam bus aktualu ir iš jūsų gal norėsit save pradžiuginti. Iki kalėdų laiko dar turim, į kalėdų senio maišą dar galite drąsiai įsimesti, jeigu čia jums yra aktualu. Tikrai manau, kad atsiras tokių, kurie sakys, kad čia yra paikybė, kam čia reikia, čia dabar telefonai, išmanus gadžetai, viskas. Bet man reikia. Aš esu tokia, aš esu visiškas old schoolas, man patinka kanceliarija, tai nusprendžiau save pradžiuginti. Tai papasakojau dabar, ką mes veikiam, o dabar mes su jumis einam kepti patį lengviausią ir patį skaniausią pyragą pasaulyje.
Ir tada, man rodos, aš dar su jumis susitiksiu, kai išsikepsim pyragą. Parodysiu, kur aš dar šiandieną buvau ir ką pirkau. Manau, kad mes dar šį bei tą naudingo su jumis šiandieną nuveiksim. Tarp kitko, šiandien mes turim jau šeštadienį. Žinau, trūksta to laiko, skūstis nenoriu, tikrai, viešpatie, mes visi sveiki, čia tik laiko trūkumas. Paprastom savaitės dienom kažkaip nelabai išeina. Bet jau savaitgalį, tai jau ir atsimezgu, ir atsifilmuoju, žodžiu, jau padarau, ką turiu padaryti ir kas man teikia nežmoniškai didžiulį malonumą. Tai ką, išsikepam pyragą ir susitinkam, žiūrėsim, ką čia mes veiksim toliau. Na tai ką, šeimyna mano pamaitinta, pyragas iškeptas. Jeigu turėsit galimybę, žodžiu, rekomenduoju. Tai ką, mano vyriškoji šeimos dalis išėjo vedžioti šunį, o aš šiandien buvau tokioj labai neprastoj vietelėj.
Įdėsiu video va dabar, pasižiūrėkit ir tada parodysiu, koks mano grobis, nes kaip matot, va jisai čia. Tai štai, tokioj, va, žodžiu, karoliukų karalystėje pabūta šiandieną. Ir dabar taip, ašgi jums sakiau, kad aš labai noriu pasigaminti kalėdinių markerių. Oi, tų tokių karoliukų visokių, tai aš kaip ir turiu, va, čia likučių visokių, tokių cacų, čia tų pas mane visokių yra. Bet aš noriu gražių kalėdinių. Ir aš, žodžiu, ėjau, tenai ratais, kvadratais, sukiojausi. Nu ir vat, papirkau truputėlį tokių, vat, nežinau, tik ar matysis per, nu va, tokie va pakabučiai su norėjau sakyti briliantais, bet čia, nu, ne briliantai, kaip akutės. Paskui, vat, tokios detalytės auksinės, žvaigždutės, vat, štai tokios. Paskui kitokios žvaigždutės, vat, mažesnės. Tada, vat, karoliukai. Nežinau, aišku, kokias spalva čia pas jūs matos, bet jie tokie tamsus, žali, tokie, kaip miškas naktį. Tai, vat, tokie, tada auksiniai, vat, tokie žėrintys karoliukai. Kas čia? Ai, šičia tokie irgi kaip skirtukai tarp karoliukų gali būti. Nu ir jau kaip priejau prie kasos, žodžiu, žiūriu, visas didžiulis indas su grinai kalėdiniais stikliniais tokiais karoliukais. Tai ir aš nenusipirksiu. Tai vat, nežinau, kaip gerai matos, nesimato čia jums. Jie skaidrus, nu vat, su saldaininė lazdele, su snaigute, su besmegeniu ir su dovana. Nu, vienoj pusėje ir kitoj pusėje. Dovana štai tokia. Nu, va tokia. Visiška baika. Va čia kur nors aš juos pasidedu, kad aš jų nepameščiau. Čia tai jau pas mane tik tai likučiai telikę visokie. Gerai, kad apsižiūrėjau, kad aš va šitų auksinių stoperiukų turiu. Šiaip turiu ir auksinių žiedelių, ant ko galiu daryti tuos markeriukus. Bet man vis tik tai šitie antroselio markeriai patinka labiau. Turiu nuo kažkada pirkus va tokius. Nu, ale karoliukas, ne karoliukas. Bet jie stikliniai ir yra jau man sudužę. Tai jau čia markeriam ne biznis ir jie yra per dideli. Tai va, tai sakiau, apsiimsiu dabar va tokia kūryba. Ir troselis, kurį aš naudoju, tai va, yra štai toksai, yra Bidalono, amerikoniškas, gaila, kad ne auksinis. Aš jau jį pirkus ganėtinai senokai. Nu, aš jo daugiau užsipirkus turiu, tai nedaug čia ir sueina tam markerį. Jis brangesnis negu, kad mes įprastai galim rasti parduotuvėse, aš jį siunčiausi.
bet nesilamdo kaip tas pigutis. Dabar aš galvoju, ar čia yra, ne, čia yra mano gerasis, aš turbūt net neturiu parodyti, kaip elgėsi tie paprasti, čia kažkokie pusgaminiai. Net neturiu, žinokit, to paprasto turbūt roselio, kad galėčiau parodyti, kaip jie lankstosi. Labai nemaloni. Tai vat, tokie mano buvo pirkiniai. Nu, pas mane viskas vardan mezgimo, žodžiu, viskas. Jum akis, žinokit, man atrodo, apaks nuo tos mano raudonos spalvos, kurią aš čia jum transliuoju. Tai va, einu aš gaminti markerių ir parodysiu, kas čia pas mane gausis iš šito viso turto. Nu ir paskutinis dalykas, ką šiandieną noriu jums parodyti, tai yra mano progresas šeštadienio vakarui. Dabar jau turim 6:30 vakaro ir mano progresas per savaitę yra toksai. Nežinau, tas dydis tai atrodo, nežinau, vaikiškas, bet aš labai turiu daug vilties, kad viskas išsities ir tas dydis po skalbimo bus labai ir labai geras. Tai dabar mano planas iki rytojaus yra megzti. Tarp kitko, prisivirinau vakar reikalų, tai sėdėjau vos ne iki pusiaunakčio ir taisiau. Aišku, nekritiškai, bet šitos kaselės kryžiuojasi kas 10 eilių per 2 kartus, per 2 eiles. Nu ir ką aš padariau, aš žodžiu mezgiau ir susivokiau staigiai, kad aš šitą kaselę sukryžiavau ne 10 išmezgus, bet 11. Aišku, kai pastebėjau, galvoju, gal labai nekritiška, gal nekris siekis. Nu ir pasimezgiau kelias eiles ir ką aš dariau ir įdėsiu net nuotrauką. Megzdama prieš tai eilę, ardžiausi į apačią, kokias 5 eiles ir dariau iš naujo, žodžiu, sukryžiavimus ten, kur reikia. Ligonis, žinau, bet ta mintis, žinokit, pasalūnė, nedavė man ramybės nuo žodžio visai. Tai va, toksai yra progresas. Būtų labai gerai, jeigu aš, pavyzdžiui, per šiandien vakarą ir iki rytojus jau sugebėčiau prisimegzti iki tenai, kur man atskirti priekio ir nugaros dalis, nes jos megsis atskirai. Tai ką, palinkėkit man sėkmės ir susitiksim jau rytoj. Sveiki sulaukę antrojo advento sekmadienio. Turim jau gerokai popietę. Vienas namuose antrą dalį jau rodo. Tai bet aš pagalvojau, kad man reikia nufilmuoti jums pabaigą, parodyti, ką man pavyko numegzti šią savaitę ir prisijungti prie šeimos, žiūrinčios vienas namuose antrą dalį. Tai va, prieš akis matot štai tokį rezultatą. Dabar taip, ką mes turim, pagaliau atsinešiau matavimo juostelę, tai galim išsimatuoti, kokį progresą čia jau mes turime. Ir kokį man čia pavyko primegzti. Va. Nukrito mano dar vienas pirkinys, tarp kitko, iš Temų. Tai yra, grubiai imkim, kiek čia 32,5 centimetro. Tai yra, šiaip aš savo megztinius nuo pažastų, jeigu, pavyzdžiui, reglano rankovėm dar kažkas mezgu, kažkur apie
nežinau, tai 35 cm, va taip. Bet čia yra tas siūlas, kuris man išsiskleis į plotį. Ir kai siūlas skleidžiasi į plotį, jisai traukiasi iš aukščio. Jisai, čia ne tas raštas, kad jisai man tįstų į apačią, jis man skleisis. Tai aš, vadinasi, turiu bent jau mažiausiai megzti 40 cm. Tuos 5 cm jau aš atiduodu tam galimam susitraukimui. Tai va, šiandienos planas, bežiūrint visus jau kalėdinius filmus, kuriuos transliuoja mūsų televizija, megzti ir dar kartą megzti. Tarp kitko, buvau visai praleidusi mūsų mažą visų sukaktį. Šiam kanalui jau sukako 5 metai. Su kuo save ir jūs sveikinu. Tiksliau sveikinu mus visus, manau, per tuos 5 metus mes čia praleidom tikrai labai neblogą laiką. O dar kiek visko laukia mūsų ateityje. Tai va, tai iš tikrųjų žiauriai noriu padėkoti visom tom, kurios ko gero yra nuo pirmų video. Ačiū labai tiem naujiem, kas jungiasi, kas žiūrit, kas komentuojat. Tai va, dėkingumas mano yra begalinis jum už tai. Tai tiesiog reiškia, kad, sakykime, ne į visatą aš tai darau, o realiam žmogui. Tai va, jeigu dar ir jūs bent kažkiek praleidžiat gerai laiką žiūrėdami mano video, aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje, nes darau tai, kas man patinka. Patinka ir megzti, patinka ir filmuoti, patinka įkelt video ir patinka bendrauti su jumis komentaruose, Instagram, žodžiu, visais socialiniais frontais. Tai va, mano dėkingumas yra begalinis jums už tai. Ir kągi, ko gero atsisveikinam. Bet noriu priminti tom, kurios nežinot, nesekat, kad mūsų merginos lietuvaitės Greta, siūlų inžinierė, ir Dominika, mergina su mezginiu, filmuoja kalėdinius vlogmas. Tikrai esu tikra, kad jūs stebit, matot ir žinot jas, bet jeigu kartais ne, tai labai kviečiu tikrai pasižiūrėti ir jų video. Jos filmuoja kiekvieną dieną, tai yra, nežinau, fantastiškas pasiryžimas. Jų advento kalendoriai yra abudu, man rodos, labai skirtingi, bet labai įdomus. Mezginiai irgi yra abiejų skirtingi, bet taip pat labai įdomus. Man kaip žiūrovui yra labai smagu stebėti tas jų kiekvienas dienas, žodžiu, ir sekti, kaip keičiasi jų mezginiai priklausomai nuo to, kokį kalendoriaus vokelį atidaro ir ką jame randa. Tai va, tikrai kviečiu nepagailėti, ypač jeigu mėgstat megzdamas žiūrėti YouTube video, savo laiko praleisti ir su jomis. Tai va, tam sekmadieniui, ko gero tiek, šiam vlogui jau kiek prifilmavau, tiek ir turim. Pažiūrėsim, ką sekantį savaitę mums atneš, o pačiam paskutiniam vlogmas, kuris bus nesekantį, bet dar sekantį sekmadienį, turiu paruošusi turbūt visiems labai rūpimą, labai įdomią temą, kurią galėsim pašnekėti, aptarti, šį bei tą papasakosiu, parodysiu, pasidalinsiu, nes, tikrai negaila. Tai va, šiek tiek mažos intrigos, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu jau pažiūrėjot mane, tai kviečiu pereiti į merginų kanalus ir pažiūrėti jų video. Viskas, ačiū jums labai ir tada iki kito sekmadienio.